Taip gražiai užbaigėm adventinį laikotarpį ir turėjom daug švenčių, daug susitikimų su artimaisiais. Atėjo nauji metai ir graži žiema atėjo kartu su naujais metais. Gal įžengdami į naujus metus kažkas turite kažkokių didelių lūkesčių, gal kažkas neturite jokių ypatingų lūkesčių galvoti, čia tik eiliniai metai, čia pasikeitė kalendorius, pasikeitė skaičiukai ir toliau gyvensime, kaip gyvenome. Nesvarbu, kaip galvojame, atėjo nauji metai ir kadangi mūsų krašte ir mūsų kultūroje skaičiuojami vis nauji metai, galim spėlioti, kas mūsų laukia, galim įsivaizduoti, galim neturėti didelių lūkesčių, bet kaip gražiai paskutinį sekmadienį pernai metais pastorius Gebininas kalbėjo, kad mes nežinome, kas mūsų laukia, bet žinome, kieno rankose yra ateitis ir kas mums tą ateitį atneš. Šiandien noriu atkreipti jūsų dėmesį į ištrauką Apaštalų darbų 1 skyriuje, nes mes kaip bendruomenė jau eilę metų turim tokią dvasinę praktiką metų pradžioje. Mes turim tokią maldos savaitę ir nuo pirmadienio norėsime ją pradėti. Tai reiškia, kiekvieną vakarą, išskyrus sekmadienį, mes turėsime atskirus tokius maldos susitikimus ir skirsime laiko maldai. Šiek tiek išsamiau baigdamas pamokslą pasakysiu daugiau. Mūsų tai paskatino daryti Lietuvos baptistų bendruomenių sąjungą. Jie tai praktikuoja, ne visos bažnyčios galbūt vienodai, bet jie ir kai kurios kitos bažnyčios ir Lietuvoje, ir kitose kraštuose dažnai tokias praktikas turi, kad pradėdami naujus metus, pradėdami naują etapą, mes skiriam laiko daugiau pabūti maldoje, daugiau pasimelsti ir už save pačius, ir savo šeimas, ir už bendruomenę, ir už kitas bendruomenės, ir tarnystės tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų. Todėl mes tokią praktiką bandom įsidiegti ir kiekvienais metais norime tai tęsti, nes tikime, kad tokią praktiką darė ir krikščionys, kurie gyvena anksčiau už mus. Ir tai atitinka tai, ką mes skaitome Šventajam rašte tiek ir Senajam, tiek ir Naujam testamente. Todėl dabar paskaitykime tą ištrauką Apaštalų darbų knygoje, 1 skyrius nuo 1 iki 14 eilutės ir tada pažvelgsime, kodėl čia ta praktika tokia sveika, reikalinga ir naudinga ir to mes siekime, kad neįsidiegtų ir mūsų bendruomenės gyvenime ir tarnystėje. Apaštalų darbų knyga, 1 skyrius nuo 1 iki 14 eilutės. Lukas apaštalo Paulius bendražygis rašo, sako, pirmoje knygoje Teofiliau, aš parašiau apie viską, ką Jėzus pradėjo daryti ir mokyti iki tos dienos, kuria buvo paimtas į dangų. Pirmiau per šventąją dvasią davė savo išrinktiesiems apaštalams įsakymų. Po savo kančios jis pateikė jiems daugelį įrodymų, kad yra gyvas, per 40 dienų jiems rodydamasis ir kalbėdamas apie Dievo karalystę. Kartą būdamas su jais liepė jiems nepasišalinti iš Jeruzalės, bet laukti tėvo pažado, apie kurį pasakė jis esate girdėję iš manęs, nes Jonas krikštijo vandeniu, o jūs po kelių dienų būsite pakrikštyti šventąja dvasia. Susirinkusiai paklausė jį, viešpatie, gal tu šiuo metu atkursi Izraelio karalystę? Jis jiems tarė, ne jūsų reikalo žinoti laiką ir metą, kuriuos tėvas nustatė savo valdžia. Bet kai ant jūsų nužengs šventoji dvasia, jūs gausite jėgos ir tapsite mano liudytojais Jeruzalėje ir visoje Judėjoje bei Samarijoje ir lig žemės pakraščių. Tai pasakant, jiems bežiūrint, Jėzus pakilo aukštyn ir debesis jį paslėpė nuo jų akių. Kai akių nenuleisdami žiūrėjo įžengiantį dangun Jėzų, štai prie jų atsirado 2 vyrai baltais drabužiais ir tarė, vyrai galilėjiečiai, ko stovite žiūrėdami į dangų. Tas pats Jėzus, paimtas nuo jūsų į dangų, sugrįž taip pat, kaip jį matėte žengiantį į dangų. Tuomet jie sugrįžo į Jeruzalę, iš vadinamojo Alyvų kalno, esančio netoli nuo Jeruzalės su tokiu atstumu, koks leidžiamas nueiti per Šabą. Parėję susirinko aukštutinėme kambaryje, kur buvo apsistoję Petras ir Jokūbas, Jonas ir Andriejus, Pilypas ir Tomas, Baltramiejus ir Matas, Alfiejaus sūnus Jokūbas,
Simonas Saulusis ir Judas Jokūbo brolis. Jie visi ištvermingai ir vieningai atsidėjo maldai ir prašymui kartu su moterimis ir Jėzaus motina bei jo broliais. Dėkojam tau, Dieve, už tavo žodį. Dėkojam, kad iš kiekvienos tavo žodžio ištraukos turi mums pamokymų, padrasinimų, paskatinimų. Meldžiame per savo žodį, kalbėk šiandien į mūsų širdis. Vesk mane, pertik tavo žodį aiškiai ir suprantamai visiems. Kalbėk į mūsų širdis per savo žodį, mokyk mus ir trauk mus į dar gilesnį santykį su tavimi. Ir kiekvieną mūsų asmeniškai, mūsų šeimas ir mūsų kartu kaip tavo bendruomenė. Meldžiame tavo malonės ir mūsų mokytams, mokantiems dabar vaikus, kad ir jiems suprantamų būdų pertiktų tavo žodį, kad ir mūsų vaikai tave pažintų ir taptų tavo mokiniais nuo ankstyviausių dienų. To meldžiu ir dėkoju ir šlovinu tave Jėzaus vardu. Amen. Labai stabi ištrauka naujų metų pradžiai. Šventėm Kalėdas, prisiminėm Jėzaus gimimą. Ir čia apaštalas Lukas primena mums, kad Jėzus atlikęs visą tai, ką jam buvo pavedęs tėvas, atėjus laikui grįžo į dangų. Tik Lukas pamini, kad po savo prisikėlimo Jėzus dar maždaug 40 dienų rodėsi apaštalams ir kitiems mokiniams. Čia tos visos detalės nepateikiamas, rasite jas Evangelijų pabaigose. Ir čia pateikiamas vienas paskutinių pokalbių, kuris vyko tarp apaštalų ir galbūt dar kiti mokiniai dalyvavo ir Jėzaus. Ir Jėzus sako, aš iškeliauju, bet jūs likite čia Jeruzalėje. Nenurodė, kiek laiko reikės laukti, bet sako, likite ir laukite, kol tėvas išpildys savo pažadą. Sako, palieku jums labai didingą užduotį, kad galėtumėte būti mano liudytojai čia Jeruzalėje, Judėjoje, gretimoje Samarijoje iki pat žemės pakraščių. Norėčiau, kad mane išpažintumėte ir mano vardą išgarsintumėte ir tai, ką aš dėl jūsų padariau. Ir nežinau, kaip nuskambėjo tai jų protose ir širdyse. Tai yra milžiniška užduotis. Kaip matote, juos visur čia vadina galilėjiečiais. Tai toks nedidelis šiaurinis regionas dabartiniam Izraelyje, kurie nebuvo toliai keliavę ir nedaug žinojo, kas ten vyksta aplink po visą pasaulį. Ir dabar Jėzus sako, jūsų laukia milžiniška užduotis. Daug didesnė, negu jie įsivaizdavo atkurti Izraelio karalystę. Kaip jie skaitė šventam rašte ir įsivaizdavo, kad Mesijas padarys. Sako, turėsite nunešti Evangelijos žinią po visą pasaulį. Jums tai padaryti neįmanoma, todėl jums reikia sulaukti tėvo pažadą. Sako, aš apie jį buvau kalbėjęs ir dar kartą paaiškino, kad jums reikia laukti, kol šventoji dvasia nužengs ant jų ir tada jie bus šventosios dvasios įgalinti ir aprūpinti būti tokiais liudytojais, kokiais Dievas norėjo juos matyti ir kaip nori matyti kiekvieną iš mūsų. Bet kadangi jis nepaaiškino daug detalių, jisai labai aiškiai sakė, ką turi daryti. Likite čia Jeruzalėje, laukite. Ir matome, kokiu būdu jie laukė. Sugrįžę su dideliu džiaugsmu, jie nuėjo į tą kambarį. Aukštutinis kambarys dažniausiai turtingesniuose namuose. Jie turi antram, o kartais net trečiam aukšte tokius, panašiai kaip mes turim čia salę, kur gali tilpti daugiau žmonių, kur dažniausiai jie švęsdavo šventes, pasikviesdavo svečius. Ir kai kurių žmonių galbūt aukštiniai kambariai būna gana dideli, kad ten galėjo nemažas kiekis žmonių sutilpti. Ir kaip mes skaitome vėliau 15 eilutėje šito skyriaus, ten sako, kad vieną kartą ten buvo susirinkę apie 120 asmenų. Taip kad ta patalpa buvo didelė. Ir jie ten gyveno, jie ten valgė, jie ten nakvojo ir ten dieną vykdavo tikinčiųjų susirinkimai. Ir kaip mes matome iš antros skyriaus, kurio aprašoma sekminių diena, 50 diena po Jėzaus prisikėlimo, tada jau nužengė šventoji dvasia. Taip kad 10 dienų laikotarpyje, tarp Jėzaus grįžimo į dangų ir šventosios dvasios nužengimo ant jų, jie gyveno tokiam laukime. Ir laukdami to, kas turėjo įsipildyti, Jėzus daug detalių nepateikė
jie nerado kito būdo, ką geriau daryti, kaip, čia gražiai pasakyta, ištvermingai atsidėti maldai ir prašymui. Jie skyrė laiko maldai. Ir skyrė ne 5 minutės, ne 15 minučių, jie skyrė 10 dienų. Ir galbūt būtų ilgiau laukę, jeigu tai nebūtų įvykę, kas įvyko antram skyriuje. Bet ką noriu pasakyti šiandien, mes galime matyti ir iš šitos ištraukos, ir kitų ištraukų, ir apaštalų darbų knygoje, ir kitose švento rašto ištraukose, tiek Senajam testamente, tiek Naujam testamente, kad buvo laikotarpiai, kada tikintieji suprasdavo, kad dabar reikia padėti į šalį tam tikrus dalykus, užsiėmimus, antrailius dalykus ir susitelkti maldai, net maldai su pasninku. Ir tai šventas raštas ragina daryti tiek pavienius tikinčiuosius, tiek sutuoktinių poras, tiek visą bendruomenę. Čia dar buvo ne visa vertė bažnyčia, jie dar laukia šventosios dvasios nužengimo, ir tik nužengus šventai dvasiai ir pakrikštijus į vieną Kristaus kūną atsidarė toks naujas Dievo kūrinys, darinys, Dievo bažnyčia. Ir todėl sekminių diena, tokia prasminga šventė yra visiems tikintiesiems Jėzumi Kristumi. Bet jie dar laukia šito momento, jie dar yra laukime ir todėl jie meldžiasi. Tai kodėl mes kaip bendruomenė irgi ėmėm dalyvauti ir organizuoti tokį renginį kaip maldos savaitę? Kokią mes matom prasmę ir naudą? Pirmas dalykas yra tai, kad malda yra viena esminių mūsų kaip krikščionių tikinčiųjų dievų krikščioniško gyvenimo dalių. Taip? Ar įsivaizduojate gyvenimą dvasinį be maldos? Galbūt teko girdėti ar skaityti, aš tiems teiginiams pritariu, išsakė ne vienas iškilus Dievo žmogus. Tavo maldos gyvenimas iš tikrųjų atspindi tavo santykio su Dievu gylį. Kiek tu jo trokšti, kiek tu jį vertini ir gerbi, kiek tu investuoji į tą santykį. Taip? Kada, tarkim, jaunuolis su mergina draugauja ir jie nori kažkokius bendrus planus turėti, jie investuoja daug į tarpusavio santykius, kad galų gale galėtų į tai Dievo valia tapti vieną dieną vyru žmona. Mes investuojame į santykius, kurios laikome vertingais. Ir laiką, ir energiją, ir pinigus. Taip? O čia yra santykis su Dievu. Ir malda yra vienas iš būdų. Dievas nori, kad mes su juo kalbėtume. Dievas pasiruošęs mus išklausyti 24 valandas per parą. Dievas pasiruošęs mus girdėti iš bet kokios vietos, net iš ten, kur nėra telefono ryšio. Jis yra mums prieinamas. Ne dėl to, kad mes iš savęs geri, bet dėl to, ką Jėzus dėl mūsų padarė. Tik dėl šitos aukos, dėl Jėzaus įvykdyto mūsų nuodėmės atpirkimo, prisikėlimo iš numirusių ir tikėjimo, kurio Dievas mus sužadino tikėti juo, mes galime tą ryšį turėti, kaip Dievo vaikai, tikintis Jėzumi Kristumi, jo auka, jo prisikėlimu juo, kaip mūsų Dievu ir gelbėtojui. Ir tai yra malonė, kad galingiausias šio pasaulio asmuo, šio pasaulio kūrėjas, šio pasaulio palaikytojas, visų gerų dalykų teikėjas, tas, kuris mūsų kūrė mūsų motinų įsčiose, kuris žino visas mūsų gyvenimo detalės į priekį, dar mums nesirado šitame pasaulyje, kuris gali padaryti dalykų, kurios mes protu nesuprantame, pasiruošęs tavęs ir manęs klausyti kiekvieną akimirką. Ir kaip gaila, kad mes to neįvertinam ir kažkaip savo užimtose dienotvarkėse nerandam to laiko pakankamai Dievui. Dievas norėtų priešingai. Man net sunku įsivaizduoti, Evangelijose pagal Luką ir Matą sakoma, Jėzus praleido 40 parų dykumoj, pasninkaudamas, buvo velnio gundomas, bet jis tas 40 parų praleido artimam santykiui su savo dangiškoju tėvu. Įsivaizduoju tokias atostogas. Viską padedu į šalį ir važiuoju kažkokią nuošalę vietą, kur man niekas netrukdytų ir aš ten bendrauju su Dievu, vienas su vienu. 40 parų. Nes tam, kad įvykdyti tai, ką Jėzus įvykdė už mus, pasiaukodamas ant kryžiaus,
reikėjo nueiti ilgą kelią ir Jėzui reikėjo to gyvo ryšio ir įgalinimo šitam darbą atlikti. Taip, kad malda yra labai svarbi. Malda yra mūsų Dievo duotas būdas kalbėti su Dievu, kuris yra dvasia, kuris nepribotas fiziniu kūnu. Taip, viešpats Jėzus Kristus prisikeldamas su kūnu, jis yra fizinio kūno apribotas, bet jo kūnas šlovingas ir kitoks negu mūsiškis dabar. Bet tai yra ryšys, kaip dvasiškai mums bendrauti su juo. Maldą asmeniškai ir kolektyviai praktikavo visų laikų tikintieji tikruoju Dievu. Visas šventas raštas, tiek senasis, tiek naujasis testamentas pilni nuorodų apie maldą, kaip meldėsi ir Senajam testamente, ir Naujajam testamente. Pilni maldų tekstų, kurios Dievas malonėjo mums duoti, žinoti, kad mes galėtume irgi išmokti, kaip melsis. Kaip meldėsi Senajam testamente žmonės, kaip meldėsi Naujajam testamente. Net paties viešpaties malda yra Jono Evangelijos 17 skyriuje. Ilgas skyrius, kur kaip pavyzdys, ko meldėsi Jėzus. Kad mes žinotume, kaip jis tai darė būdama žemėje. Jėzus mokė, kad jo tėvo namai, šventikla Jeruzalėje Senajam testamente arba vietinė tikinčiųjų krikščionių bendruomenė Naujajam testamente turėtų būti kas? Maldos namai. Ne giesmių namai, ne pamokslavimo namai, nors tai yra esminiai dalykai mūsų pamaldose ir visa kita. Sako, aš norėčiau, kad būtų maldos namai, kur žmonės susirinka melstis. Ir jis barė tuometinius religinius vadovus, kad, sako, ta vieta, kur turėjo vykti maldos, buvo paversta plėšikų lindynė. Labai įdomu ir ypač tai matoma Luko Evangelijoje, kuris užrašė ir apaštalų darbų knygą, kad būdama žemėje Jėzus skyrė daug laiko melstis. Taip jis gydė žmonės, taip jisai pamokslavo ir mokė, taip jis aplankydavo asmeniškai žmonės, bet jis labai daug melsdavosi. Ir Luko Evangelijoje ypač tai pabrėžiama. Morkaus Evangelijos 1 skyriuje sakoma, kad anksti rytą po ilgų valandų, kada jis gydė ir ten bendravo su žmonėm, anksti rytą gerokai prieš aušrą, Jėzus atsikėlęs nuėjo į nuošalę vietą ir ten meldėsi. Net būdamas apimtas žmonių visokių rūpesčių apgautas, Jėzus anksti ryte, kol visi miegojo, eidavo į nuošalę vietą melstis. Taip, ir tada keliaudavo daryti tai, ką Dievas jam apreikšdavo, kad jis turi daryti. Mokiniai prašė pas Jėzų išmokyti juos melstis. Ir nežiūrint, kad Evangelijose rasime daugybę Jėzaus pamokymų melstis, Luko Evangelijos Kristų 11 skyriuje, jau einant į pabaigą Jėzaus tarnystė į žemėje, jie vėl sako, pamatė, kaip meldėsi Jėzus, sakė, viešpatie išmokyk mus melstis. Ir jis vėl jos mokė maldos Tėve mūsų, kaip tokio pavyzdžio, kaip mes turėtume melstis. Apaštalų darbų knygoje, kuri jau aprašo, kaip toliau vystėsi Jėzaus mokinių gyvenimai, kaip įsikūrė bažnyčia ir kaip jinai funkcionavo pradžioje, matome, kad tiek asmeniškai, tiek kolektyviai ankstyviai krikščionys praktikavo maldą. Taip, tam pačiam 1 skyriuje, antrojo jos dalyje gali skaityti, kad prieš darydami svarbų sprendimą, jie sprendė ten rinkti naują apaštalą. Jie meldėsi ir prašė Dievo vadovavimą. Antram skyriui sakoma, kad jie ištvermingai laikėsi apaštalų mokymo, bendravimo, duonos laužimo ir maldų. Tai reiškia, buvo praktikuojama mažesnėse grupėse panamiui maldos susitikimai. Kad tai buvo normali tuometinių ankstyvųjų krikščionių pamaldų arba tarnysčių dalis. Kad apaštalai savo tiesioginių darbų laikė maldą ir Dievo žodžio skelbimą. Ir todėl visas atsakomybės, kurias galėjo perduoti kitiems tikintiesiems vykdyti, jiems perduodavo. 4 skyriuje apaštalų darbų knygoje skaitome, kad kada prasidėjo pirmieji persekiojimai, jie reaguodavo, kad susirinkdavo kartu ir melsdavosi ir išsakydavo Dievui savo pergyvenimus ir prašydavo drąsos ir jėgos liudyti Evangeliją ir toliau skelbti Jėzaus vardą. Pirmasis kankinys Stepanas 7 skyriuje apaštalų darbų knygoje, kada jį mėtė akmenimis. Ką jis darė? Jis meldėsi. Ir panašiai kaip Jėzus nuo kryžiaus prašė, kad Dievas pasigailėtų tų, kurie žudė. Ir mirė melsdamasis.
Apaštalų darbų 8 skyrius. Apaštalai ir Petras meldžiasi už samariečius, kuriems buvo paskelbta Evangelija, bet kažkas įvyko negerai. Jie negavo šventosios dvasios. Ir po apaštalų maldos jiems buvo suteikta per rankų uždėjimą šventoji dvasia. Jeigu prisimena 9 skyrius, atsiverčia Saulius iš Tarso, kuris vėliau tapo apaštalų Pauliumi. Ir po to susitikimo su prisikėlusiu Jėzumi, ką jis veikia? 3 paras pasninkauja ir meldžiasi, bandydamas įsiaiškinti, ką dabar man reikės daryti ir ką tai reiškia šitas susitikimas. Taip? Apaštalų darbų 9 skyriaus 2 dalis Petras prikelia iš numirusiųjų seserį Kristuje Dorkadę, prieš tai pasimeldęs. 10 skyriui Kornelijus, romėnas šimtininkas, meldžiasi savo namuose, ieško Dievo veido ir maldos metu pas jį ateina angelas ir pasako, ką jam reikia daryti. Eik atsives Petrą, jis greitima mieste. Kitą dieną, kada pasiuntinėjau prie durų, Petras ant stogo meldžiasi ir Dievas duoda jam žinią, ką reikia daryti ir kaip reaguoti į šitą prašymą, kurį jis to išgirs. 12 skyriuje buvo nužudytas apaštalas Jokūbas ir buvo norima nužudyti apaštalą Petrą, jis buvo suimtas ir buvo paskirta diena, kada jam irgi nukirs galvą. Ką darė bažnyčia? Meldėsi. Ir namuose, kur vykdavo maldų susitikimai, visi melsdavosi, net naktimis meldėsi. Ką padarė Dievas? Siuntė angelą ir antgamtiškai išlaisvino apaštalą Petrą. O karalių Erodą, kuris bandė jį nužudyti, ištiko Dievo rūstybė. Taip, bet bažnyčia meldėsi, o jau buvo susitikimai maldos tikslu. 13 skyriuje Antiochijos bažnyčios vadovai meldžiasi ir pasnikavo, ieškodami Dievo vedimo, ar naujosiuose metuose, ar ne, mes nežinom. Ir šventoji dvasia prabilo per pranašą ir pasakė, ką reikia daryti. Reikia įsiųsti misiją Barnabą ir Paulių. Ir prasidėjo misijų tarnavimai. Įkūrė naujas bendruomenės 14 skyriui Paulius ir Barnabas meldėsi ir pasnikavo, paskirdami naujoms krikščionių bažnyčiams vyresniosius. Taip, 16 skyrius. Atvyko į Europą pirmieji misionieriai Paulius su Barnabu. Užsuko į Filipų miestą, dabartiniai Graikijai. Taip, kažkas buvo ten netoliese matę tas vietovės. Buvo vietinių moterų, žydžių ir prozelitų maldos susirinkimas, į kurį Paulius atėjo ir paskelbė Evangeliją. Ir tenais maldos susirinkimo metu Dievas, sako, pravėrė vienos moters Lydijos širdį ir jinai įtikėjo Jėzumi Kristumi. Viskas vyko maldos kontekste. 16 skyriaus 2 dalis pasakoja apie kitą maldos susitikimą Filipų kalėjime, į kurį papuolė apaštalas Paulius ir jo bendražygis Silas, kurie buvo sumušti, įkalinti į tą šiekštą vadinamą, įsivaizduojate, Trakų pily galite pamatyti, kaip atrodo šiekštas, kur įkausto kojas ir rankas į tokius medinius prietaisus, kad būtų nepatogiau. Ir ką jie ten darė tam kalėjime? Jie giedojo ir meldėsi. Kas atsitiko? Žemės drebėjimas. Viskas atsilaisvino, jie galėjo išeiti laisvi. Bet jie neišėjo, nes tenais buvo pražuvęs žmogus, kuris turėjo išgirsti Evangeliją. Ir tą naktį kalėjimo sargas ir jo šeima įtikėjo viešpačiu Jėzumi Kristumi. Viskas įvyko dėl maldos. 20 skyriuje, kada lankė ir 21 skyriui Paulius vietinės bažnyčias keliaudamas, visą laiką atsisveikindamas su broliais ir sesėmis Kristuje, pavesdavo juos viešpačiui ir pasimelsdavo su jais. Kada jau buvo suimtas 27 skyriui, buvo gabenamas į Romą laive ir įvyko audra. Paulių padrąsino Dievo angelas. Paulius ten už juos meldėsi ir padrąsino tuos. Ir dėl Pauliaus visi tie, kurie plaukė laivu, nepražuvo ir buvo išlaikyti gyvi, nors audra galėjo sudaužyti laivą. Išgydė sergantį vyrą Maltos saloje, kurią jie atpuolė. Jau Paulius pasimeldė ir išgydė. Ir kur tik rasite paminėtą maldą, iš karto pamatysite, kad ten tada įvyko kažkas ypatingo. O mums taip norėtųsi, taip, kad pasimeldus, čia sudrebėtų žemė, kad pasimeldus įtikėtų 3000 žmonių ar dar kažkas įvyktų. Dievas visus tos dalykus daro suvereniai. Kartais mes nematome visų atsakymų savo maldas, bet Dievas nori, kad mes melstumėtės ir kad tai yra vienas labiausiai įgalinantis Dievo
dalykas, kurio mes galim čia pasinaudoti. Gerai, keltą minčių iš tos ištraukos pirmos skyrius, kurią mes ką tik skaitėme. 13-14 eilutėje sako, kad nuo Alyvų kalno sugrįžę į Jeruzalę, jie susirinko aukštutinėme kambaryje, išvardinami likę 11 apaštalų. Ir sako, jie visi ištvermingai ir vieningai atsidėjo maldai ir prašymui kartu su moterimis ir Jėzaus motina Marija bei jo broliais. Ir čia gal vienintelis paminėjimas apaštalų laiškose ir darbuose Marijos, kad jinai jau buvo neatskirai nuo Jėzaus sekėjų ir mokinių, o kartu su Jėzaus fiziniais broliais, kurie išvardinti mato 13 skyriuje vardais 4 vyrai, jie jau buvo kartu su kitais Jėzaus mokiniais ir jie dalyvavo tose maldos susitikimuose. Ir čia keletą žodžių noriu atkreipti jūsų dėmesį. Sako, jie visi ištvermingai ir vieningai atsidėjo maldai. Jie visi. Čia ne vien tik apaštalams, čia ne vien tik tiems, kurie mėgsta melstis, sako, jie visi atsidėjo maldai. Ar tai būtų vyrai, ar tai būtų moteris, ar tai būtų apaštalai, ar tai būtų eiliniai broliai seserys Kristuje, jie visi suprato, kad reikia budėti maldoje, reikia melstis, reikia tam skirti laiko. Taip kad visi. Čia naujųjų metų išvakarėse visi siuntinėja sveikinimus, ragina daryti vienokius ir kitokius apsisprendimus. Ir Facebook'e man kartais išmeta įžymių Dievo žmonių mintis. Tai naujų metų proga išmetė tokia Jonathanas Edwardsas, jeigu girdėjote, 18 amžiaus antroji pusė buvo labai žymus Dievo vyras. Sako, mano pirmas įsipareigojimas – seksiu Dievu ištikimai per visą savo gyvenimą. Sako, mano antras įsipareigojimas, jeigu niekas daugiau neseks Dievu, aš vis tiek jo seksiu. Ir tai tinka naujiems metams, tai tinka kiekvienai gyvenimo dienai. Galima įsipareigoti. Taip, mes negalime būti skaitingi už tai, kaip kokiu atveju pasielgs kitas brolius ir sesuo Kristuje, bet Dievas nori, kad aš daryčiau tai, ką žinau teisinga, kad reikia daryti ir nežiūrint, ar visi tai darys, ar niekas nedarys to, aš darysiu, nežinau, kad taip sako Dievo žodis ir šventoji dvasia mane ragina. Taip, kad kviečiame visus įsitraukti, ar esate sveikas, ar esate labai užsiėmęs, ar esate mažą vaiką prižiūrinti mama, ar esate pensininkas ar studentas, ar dirbate savo tiesioginiam darbe. Siekime, kad į tą maldos savaitę galėtumėte įsitraukti visi. Todėl tokį maldos kalendorių padarėm, kaip kiekvienais metais, kur surašom kiekvienai dienai, kokią intenciją meldžiamės, apie ką mąstome, kur link dvasiškai judame, yra kelios nuorodos šventojo rašto, pamąstymai tai dienai. Galite savo prašinius išsakyti, bažnyčios poreikius, taip pat mes čia įtraukiame ne tik tai mūsų bažnyčią ar mūsų bažnyčios poreikius. Mes meldžiamės ir už kitas Lietuvos baptistų bažnyčias, kai kurias nebaptistų bažnyčias, su kuriom bendraujame, tarnystės, kurias remiame, su kuriom taip pat bendradarbiavome, kad ne tik tai savo poreikius atneštume asmeninius šeimų ar mūsų bažnyčios, bet ir kitų bažnyčių, kurioms norime Dievo palaiminimo ir Dievo pagalbos. Taip, kad kas turite elektroninius paštus, viliuosi gavote elektroninį variantą, kas norite atspausdinti, tenais išeinant ant stalo prie kalendorių rasite tokius, o jeigu trūktų, prašau paprašykite pas Kristiną, mes jums atspausdinsim, kad galėtumėte įsitraukti ir dalyvauti to maldoje ir asmeniškai skirti dienoje daugiau laiko maldai. Ir kviečiame vakarais 18 val. Atvykti čia ir mes turėsime tokius maldos susitikimus nuo pirmadienio iki šeštadienio vakaro 18 val. Čia. Taip, kad jau sako, jie visi įsitraukė, ne tik apaštalai, bet ir moteris ir vyrai ir atsidėjo maldai. Dabar įdomus išsireiškimas – atsidėjo maldai. Jie atsidėjo. Kaip žodis atsidėjo jums skamba? Iški, jie kažką padėjo į šalį, kad galėtų atsidėti maldai. Aš suprantu, kartais yra unikalių žmonių, ypač moteris ir apdaunotas, galite eilę dalykų daryti tuo pačiu metu.
Mes vyrai paprasčiau sukurti ir dauguma vyrų funkcionuoja kitaip. Mes gebame daryti vieną dalyką vienu metu. Ir todėl, jeigu reikia kažką daryti, kažkokius dalykus reikia padėti į šalį. Taip, vyrai? Amen? Tai va, ir pernai metais po mūsų pavapinių stovyklos man dar buvo likę 2 savaitės atostogų ir aš padėjau į šalį visus dalykus, kad užsiimti remontais namuose, nes kitaip neįmanoma. Ir tam, kad susitelkti kažkokį dalyką, turi padėti į šalį kai kurios kitus dalykus, nes kitaip nesigauna. Tai va, ir sako, atsidėti maldai yra įdomus dalykas. Taip, jeigu kasdienybėje reikia pasirūpinti ir šeima, savo darbo atsakomybėm, kitais dalykais, galbūt ne taip, kaip tuo metu jie galėjo atsitraukti nuo savo tiesioginių darbų. Žvejų tinklai buvo padžiauti prie Galilėjos ežero, ir jie galėjo būti Jeruzalėje ilgiau. Bet einant per tą dieną, Dievas nori, kad mes kažkaip tai rastume laiko ir tam tikrus dalykus, kurie netokie svarbus, ne pirmo būtinumo, gebėtume padėti šalį arba atidėti kitokiam laikotarpiu, vėlesniam laikotarpiu, kad galėtume skirti laiko maldai. Lygiai taip veikia ir mūsų asmeninėme, kasdieninėme gyvenime, taip? Jeigu nori pasimelsti, iš tikrųjų pasimelsti, turi tam rasti laiką savo dienoje. Ir kiekvieno mūsų laikas yra mūsų žinioje. Ir tam, kad aš galėčiau pasimelsti ir pabūti daugiau su Dievu, man kažką reikia padėti į šalį, kitaip nesigaus. Ir kadangi kai kurie kiti dalykai mums tampa svarbesni už tą laiką su Dievu, mes taip ir vargsame ir sakom, neturiu laiko melsis, neturiu laiko skaityti Bibliją, neturiu laiko ateiti į pamaldas, nes atsiranda svarbesnių dalykų ir čia jau prioritetų klausimas. Bet tam, kad melsis iš tikrųjų, reikia padėti į šalį dalykus, kurie yra mažesnės vertės. Ir Dievas sako, malda nėra, dar pabaigoje daugiau pasakysiu, nevertingas dalykas. Kartais dėl to, kad mes ne iš karto gauname atsakymus į mūsų maldas, galvom, nieko nepasikeis, jeigu aš nepasimelsiu ir neateisiu pasimelsti. Pasikeis. Tu negausi palaiminimo. Tu negalėsi dalyvauti ir nepamatysi atsakymų į tą maldą, kai jis ateis. Bet malda yra Dievui labai svarbi, todėl be atsidėjimo nesigauna. Kartais mes turime svarbių klausimų, kurios norime išsiaiškinti ir sužinoti, kaip pasielgti vienoje ar kitoje situacijoje. Taip, ne viskas šventam rašte parašyta tiksliai taip, kaip mano gyvenime kažkas susiklosto. Mums reikia Dievo daugiau. Mano viena nuostabiausių patirčių 2017 metais aš dalyvau vienos bažnyčios organizuoto maldos para. Reiškia, bažnyčiai buvo organizuotas toks renginys, visą parą galima melstis. Sudarytos galimybės, padėta arbatos, kas nori arbatos, sausainių, padėtos net tokios čiužiniai, jeigu nori pamiegoti. Ir mes 3 iš mūsų bažnyčios, dar su 2 vyrukais, mes buvom nuvykę ir visą parą praleidom maldoj. Aš miegojau gal 3 valandas, gal 4, kas norėjo galėjo nemiegoti, kas norėjo galėjo pamiegoti tiek, kiek nori. Buvo žmonių, kurie atėjo pasimelst valandą, 2, 3. Iš Dievo malonės man pavyko ten visą tą parą išbūti. Ir tas klausimas, kuris man labai ant širdies gulėjo, kur labai norėjau iš Dievo tikrai išgirsti, ką Dievas man nori pasakyti, pareičių jau einant į pabaigą tai dienai maldos. Dievas labai aiškiai per šventą raštą man davė atsakymą. Ir iki šiol dar prisimenu, ką Dievas man per tai kalbėjo. Taip, kad Dievas leidžiasi atrandamas. Dievas turi atsakymus į situacijas, kurios keblios, kurios sudėtingos, kurios ne 2 x 2, 4. Ir vienas iš būdų, kaip Senajam testamente ir Naujam testamente žmonės rasdavo tos atsakymus, jie atsidėdavo maldai ir pasninkui. Ir Dievas tikrai prakalba. Dievas tikrai parodo kelią, duoda atsakymus arba vienokį tokiu būdu savo valią leidžia sužinoti. Bet tas atsidėjimas maldai yra pasirinkimas. Aš, sako, jie atsidėjo maldai. Dar vienas dalykas, ką ten parašyta, sako, jie ištvermingai atsidėjo maldai. Tam, kad melsis iš tikrųjų, reikia ištvermės. Čia brolis Eduardas tokią anketą buvo paviešinęs, buvo Vokietijoje Biblijos konferencijose krikščionys apklausiami
kiek laiko per dieną skiria maldai. Tai čia tie, kurie lanko Biblijos konferencijas. Tai apie 60% vidutiniškai per dieną 5 minutės. Kartais, kada trumpai meldiesi, paskui nežinau, ką čia dar Dievui pasakyti. Mano viena iš dukrų pasakė, ką čia Dievui reikia sakyti. Tai aš sakiau taip jai, paskaitykime šventą raštą prieš melsdamiesi ir tada žinosime, ką Dievui sakyti. Ir malda yra kaip atsakas į tai, ką Dievas mums pasako. Taip, malda yra varginančios ir nelengvos dvasinės pratybos. Broliai turim, kurie kariavo ar kariauja vis dar kariuomeniai, jie nuolat vyksta visokias pratybas. Kariuomeniai jie yra lavinami, kad jie būtų pasiruošę karui ir todėl yra pratybos. Kartais kitose įstaigose visokių pratybų vyksta, nes norima paruošti tam, kas gali netikėtai atsitikti. Dvasinės pratybos, malda yra vienas iš šių dalykų. Kada tu nusiteiksi melstis arba norėsi skirti laiko maldai, būk tikras, kad tai nebus lengva. Velnias nenori, kad tu melstumėsi. Taip, kad bus trukdymų, bus nepatogumų. Jis tikrai tau primins visus darbus, kuriuos tau dar reikia padaryti, suspėti šiandieną. Taip, kad turėk bloknotą po ranka, kur Dievas ne tik iškels kažkokius dalykus, bet ir velnias tau primins, ką tau reikia padaryti. Užsirašyk, aš klausiau vieno pastoriaus, sako, aš visą laiką laikau bloknotą, kada meldžiuosi, nes man visą laiką primena dalykus, kuriuos man reikės padaryti ir aš juos užsirašau ir niekada neužmiršiu. Velnias to pasirūpins, kad tu būtum susirūpinęs kažkuo kitu, atrauk dėmesį. Kad kada tu melsies ir norėsi melsis kažkokius dalykus, pašalinės mintis tave trukdys ir iškils kažkokie dalykai visai nesusiję su malda ir tuo. Tai normalu. Yra dvasinių jėgų, kurios nenori, kad tu melstumėsi. Tai bus trukdymai. Taip, kartais galim nusivilti, kad kažkokio dalyko melžiamės jau ilgą laiką ir vis nėra atsakymų. Tai viskas normalu. Taip visais laikais buvo. Ir kartais gali būti, kad net nepamatysime kai kurių atsakymų į savo maldas, kol esame gyvi. Ir taip gali atsitikti. Bet mūsų maldos nėra išsakomas į orą. Vienas dalykų, kodėl Dievas ne visą laiką ir dažniausiai negreit atsako į mūsų maldas, Jis nori, kad melsdamiesi mes pakeistume savo mintis nuo to, ko mes norime, į tai, ko Jis nori mums. Ir čia yra svarbiausias dalykas. Ir jeigu prisimint maldoje Tėve mūsų, Jėzus sakė, tai vyksta tavo valia, kaip danguje, taip ir žemė, tame tarpe mano gyvenime. Ne mano valia. Toks Timotis Kelleris, kurį aš mėgstu klausyti, garsus pamokslininkas, sako, kada studijavau, sako, koledže, labai įkrito akį viena mergina ir sako, aš labai karštai meldžiausi Dievui, prašydamas, kad kažkaip nors man šitą merginą atsakytų į mano rodomą dėmesį. Ir Dievas neatsakė. Jis buvo nusivylęs labai. Kodėl taip atsitiko, bet praėjus kuriam laiku ir sutikus savo būsimą žmoną ir su ją nugyvenus daug metų, sako, aš esu dėkingas, kad ne visas mūsų maldas Dievas atsako taip, kaip mes jo prašėme, nes nemaža dalis to, ką mes meldžiamės, yra savanaudiška. Ir tai nėra geriausias dalykas mūsų gyvenime, tik mes tuo metu nesuprantame. Todėl Dievas turi daug priežasčių, kodėl kartais ne iš karto atsako mūsų maldas. Ar reikia tam tikrų dalykų melstis, Ona, taip, pranašas Samuelio motina, nuostabus pavyzdys. Tik tada, kad jinai pradėjo melstis taip, kaip Dievas norėjo, kad jinai melstusi, Dievas iš karto atsakė į jos maldos prašymą. Jinai norėjo vaiko savo, jinai norėjo nebūti tokia žemesnės rūšies žmona, žmonių akise, savo vyro akise. Jinai norėjo būti gera mama ir visa kita, bet jinai suprato, kad vaiko reikia ne jai, kad jinai didesnę savivertę turėtų. Vaiko reikia Dievui. Nes Dievas turi didelių sumanimų tam vaikui, kuris ją įgims. Ir kada jinai pradėjo melsis pagal Dievo valią, to, ko Dievas nori, Dievas tą prašymą įvykdė. Ir ne tik pranašas Samueliai dovanoja, bet dar 5 vaikus pridėjo. Taip, kad Dievas nori, kad mes pasikeistume. Ir kad pradėtume melstis to, ko Jis nori. Todėl kartais tos maldos reikalauja ir fizinių pastangų ir nuvargina. Prisiminkite, kaip meldėsi Jėzus prieš nukryžiavimą.
Ir labai įdomu, būtent Luko Evangelijai pabrėžima, sako, vidinės kovos draskomas, jis taip meldėsi, kad jis pradėjo prakaituoti krauju. Kosmos apsums, taip, suprasti, kas čia buvo. Bet toks buvo įkarštis. Jėzui reikėjo eiti ant kryžiaus. Ir tai nebuvo lengva ne Dievo sūnui. Bet tai buvo Dievo valia, Dievo planas, tobuliausias dalykas, ką jis galėjo vykti žemėje. Taip, kad bus prakaitas, kad bus stresas, kad bus sunku. Taip. Dar vienas labai svarbus dalykas, kad dažnai minima, kada nori rimtai melsis, kviečiami žmonės ir pasninkauti. Ir mes norėsim antradienį, į tema, kada bus savo santykių su Dievu apmąstymas, atgaivos, apsivalymo diena, kviesime prisijungti ir papasninkauti. Aišku, jeigu jūsų sveikata tai leidžia, ar darbo galimybės leidžia, jeigu nepatogu antradienis, galite kitą dieną pasirinkti savo nuožiūrą pagal savo dienotvarkę, bet mes kviečiame pasimelsti ir papasninkauti bent vieną parą, bent vieną dieną arba dalį dienos. Ir ne tik nuo maisto, kartais socialiniai tinklai, kiti dalykai yra dar didesnis dirgiklis, kuris suvalgo mūsų laiko dalį, kurią galėtume skirti maldai. O kad mes visi tiek melstumės, kiek mes praleidžiam laiko socialiniuose tinkluose. Amen? Vangus amen. Yra daug dalykų, kurie valgo mūsų laiką ir mūsų dvasiškai nepraturtina ir neugdo. Ir kartais tų dalykų reikia atsisakyti, kad galėtume ir papasninkauti. Jo, negaliu suprasti, kaip Jėzus 40 parų galėjo taip išvaikyti, bet ką daro pasninkas, kada nusprendi pasninkauti ir susikaupi pasninkauti, Dievo žodis visai kitaip skaitosi. Ir meldžiamasi visai kitaip. Taip bus sunkumų, bus skrandis gali burksti labai kitų dalykų ir valgyti labai norėtis, bet jeigu nuspręsi ir nusistatysi, atsidėsi, skirtumą pajausi. Tai labai stebi patirtis. Ir vienas iš dalykų, kodėl pasninką praktikuoja, kad kada varginamas kūnas, yra lengviau jį palaužti su jo troškimais, su jo geismais, su jo tais fiziniais norais, kurie kartais dominuoja mūsų kasdienybėje. Ir tas pasninkas turi tokią vertę, kad kūną pastatome į vietą. Kaip Paulius laiške Korintiečiam 9 skyriui sako, aš tramdau savo kūną ir sako, aš jį primušu. Kad jis mane trukdytų daryti tai, kad Dievas mane šaukia daryti. Taip, kad galime praturtinti ir praplėsti ir tą patirtį turėti ir su pasninku. Mes kviesime įsijungti. Niekas nesate verčiamas, mes kviečiame, nes kolektyvę tai daryti daug lengviau negu pavieniui. Ir dar labai svarbu suprasti, kad malda atneša didelį palaiminimą. Yra daugybė dalykų, kurios galima būtų vardinti apie maldą kaip palaiminimus. Vienas iš dalykų, ką aš esu patyręs ir viliuosi ir jūs esate patyrę, šventas raštas tai liudija, kada praleidi daugiau laiko maldoj, ar tai būtų viena diena, ar tai dienos dalis, iš karto tokį patyriminį turi tokį gilesnį santykį su Dievu. Tie veiksniai, ar tai būtų artimieji, ar maži vaikai, ar kiti dalykai, tavęs jau taip nedirgina, taip kaip dirgindavo anksčiau. Ir tas laikas praleistas su Dievu, jis duos daugiau ramybės tavo gyvenime, aiškesnį protą ir daugiau dvasios jėgos tavo gyvenime, kad galėtum daryti tai, ką Dievas tave pašaukė ir ką tau reikia daryti. Ir dar gilesnis širdies pasikeitimas, kada pradės suprasti, kad meldiesi ne todėl, kad išsireikalauti kažką iš Dievo, kad jis tau duotų, bet kad nori prašyti savo šeimai, kitiems žmonėms, bažnyčiai, kitoms bažnyčiams to, ko Dievas nori, kad jiems duotų. Reiškia, ne reikalavimas iš Dievo kažko, o pasidavimas jam. Antras palaimimas yra didžiulis dalykas, kada tu matai atsakytas maldas. Tikiuosi, teko matyti atsakytas maldas. Neužmiršote dar. Toks Georgas Mülleris užsirašydavo, atskirą knygutę turėjo, sakė, po jo mirties 500 000 konkrečių atsakytų maldų rado. Tai ir kaip jau sakiau anksčiau, kartais atsakymas į mūsų maldą gali užtrukti,
kartais mes galime jo nepamatyti, bet noriu tik tai priminti tokį dalyką. 1 Jono laiške, 5 skyriuje, 14-15 eilutė apaštalas Jonas sako: štai kokį pasitikėjimą mes turime juo. Jei ko tik prašome pagal jo valią, jis girdi mus. Jis visą laiką girdi mus, kada mes prašome. Kaip tėvas girdi savo vaiką, kuris kažko tai prašo, kažko reikalauja ir visą kitą. Bet kada Dievas girdi ir tu prašai pagal Dievo valią, žinok, kad tavo išsakymas išgirstas ir Dievas jį atsakys. Gali būti ne tada, kada tu nori, ne tada, kada tu įsivaizduoji, ir ne tokiais būdais, kaip tu įsivaizduoji, bet Dievas atsakys. Ir todėl 15 eilutė sako: o jeigu mes žinome, kad jis mus girdi, ko tik prašome, tai ir žinome, kad turime tai, ko prašėme. Reiškia, Dievas atsakys į tą maldą. Vienokiu ar kitokiu būdu ir sako, jų gali turėti užtikrintumą, kad jis išgirdo. Todėl vienas labai praktinis dalykas. Pasimeldęs šlovink Dievą, dar negavęs atsakymą, bet tikėk, kad Dievas tą atsakymą siūs ir duos tau tai, ko pasiprašė, arba duos kažką geresnį vietoje to. Todėl galime užbaigti maldas šlovindami. Apreiškimo knygoje sakoma, kad mūsų maldos saugomos Dievo akivaizdoje auksiniuose induose lyg smilkalai. Tai reiškia, ne viena tavo malda nėra šiaip savo išsakyta ore ir niekas neišgirdo. Sako, saugoma kaip brangus dalykas, maloniai kvepiantis dalykas Dievo akivaizdoje. Dievas gali atsakyti į tavo maldą tada, kada panorės. Zakarijo malda, kada jis meldėsi vaiko, Jono Krikštojo tėčio pavyzdys labai puikus Luko Evangelijos 1 skyriuje. Jis prašė vaikelio, paseno, vaikelio vis dar nėra ir Dievas nusprendžia atsakyti jo maldą tada, kada jis galbūt jau net nesimeldžia ir nesitikė, kad jis atsakys. Todėl, kad Dievas suverenus ir jis atsako į mūsų maldą taip, kaip yra geriausia pagal jo planą ir geriausia mums. Taip, kad atsakytos maldos ateis, jeigu melsis, ieškosi, melsis pagal Dievo valią ir lauksi, kol tai išsipildys. Dar vienas dalykas, kad kai meldiesi atsidedi meldai, atsiranda jėga ir motyvacija vykdyti Dievo valią, net jeigu tai daryti yra labai sunku ir keblu. Ir būtent Apaštalų darbų 4 skyriuje yra pavyzdys, kad kada prasidėjo pirmieji persekiojimai, nes po sekminių, skaitome 2 skyriaus pabaigoje, visi buvo palankiai nusiteikę krikščionims. Ir kada krikščionių kiekis pradėjo smarkiai augti, religiniai vadovai pasidarė pavydus ir padėjo krikščionius pradant nuo apaštalų persekioti. Ir sako, 4 skyriuje buvo susirinkę, pranešė apaštalai, kaip juos baugino ir grasino bausti aukštieji kunigai ir vyresnieji. Ir sako, išklausė, jie vieningai pakėlė balsus į Dievą ir sakė: Valdove, tu esi Dievas, sutvėręs dangų ir žemę, jūrą ir visa, kas juose yra. Tu kalbėjai savo tarno Dovydo lūpomis, kodėl niršta pagonis, kodėl veltui tautos sąmokslus rengia. Žemės karaliai sukilo, valdovai susibūrė draugėn prieš Viešpatį ir jo Kristų. Prieš tavo šventąjį sūnų Jėzų, kurį tu patepei, susibūrė Erodas, Poncijus Pilotas su pagonimis ir Izraelio tauta, kad įvyktų, kad tavo ranka ir sprendimas iš anksto buvo nulėmę. O dabar Viešpatie pažvelk jų grasinimus ir duok savo tarnams su didžia drąsa skelbti tavo žodį, ištiesdamas savo ranką išgydymams, kad būtų daromi ženklai ir stebuklai tavo šventojo sūnaus Jėzaus vardu. Jiems pasimeldus, sudrebėjo susirinkimo vieta, visi prisipildė šventosios dvasios ir drąsiai skelbė Dievo žodį. Buvo pajėginga skelbti Dievo žodį, vėliau Stepanas buvo užmuštas ir prasidėjo jau fizinis susidorojimas su krikščionimis. Bet jie nenustojo vykdyti Dievo valios, nors tai buvo rizikinga ir nepatogu. Ir priešinais buvo bendra malda. Jie susiburdavo ir melsdavosi kartu, kad Dievas juos įgalintų ir duotų drąsos. Taip, kad motyvacija ateis ir vienas iš būdų prisiminti, ką Dievo žodis sako ir kartu melsis, kad Dievas mus ir įgalintų šventąja dvasia tai daryti. Dar vienas dalykas, kas yra labai svarbu, ką sakė Jėzus Mato 6 skyriuje. Už maldą mums bus atlyginta.
Mes aukojame aukas Dievui, remiame ir bažnyčios tarnystę, kai kurios kitus tarnavimus, brolius seserys Kristoje Ukrainoje, norėdami padėti jiems patarnauti savo tautiečiams nukentėjusiems nuo karo. Kad kada mes duodame ar aukojame viešpačiui, mes tikimės, kad Dievas kažkaip mus palaimins ir atlygins. Ir žada atlyginimą ir žemėje, ir amžinybėje. Bet už maldą atlyginimas. Ir Jėzus sako, eik į savo kambarėlį, užsidaryk, melskis Dievui slaptoje, čia kalba apie asmeninę maldą, ir tavo tėvas, kuris mato slaptoje, tavo atlygins viešai. Malda bus atlyginta. Tas laikas, kurį tu praleisi maldoje, tau bus kompensuotas ir sugrįš. Liuteris Martynas turėjo tokį posakį apie maldos poveikį kasdienybėje. Jis užrašyta tokie jo žodžiai, sako, šiandien turiu labai daug darbo, todėl pirmas 3 dienos valandas praleisiu maldoje. Jis tiki, kad Dievas duos jėgų, duos išminties ir įgalins padaryti tai, ką reikia. Todėl jisai melsdavosi, kada turėdavo daugiau darbo, o ne atvirkščiai, kaip kartais mums atsitinka. Ir kada Dievas atsako į mūsų maldas, kada matome atlyginimą, yra labai didelis džiaugsmas, kad Dievas galėjo kiekvieną mūsų tokį netobulą ir neįpatingą žmogų panaudoti. Nes atsakydamas į kiekvieną mūsų maldas gali Dievas daryti nuostabius dalykus. Aš jau gal esu kalbėjęs, mes svečiavomės su vienu amerikiečių misionieriumi vieną kartą Joniškio bažnyčiai, kada dar tai buvo mūsų misijos bendruomenė. Ir viena krikščionių šeima mus priėmė labai svetingai. Savo dvigulę lovą mus užleido. Čia buvo gal 20 daugiau virš metų. Ir taip mumis rūpinosi, kad mes ten labai nustebinti buvom. Ir išeidami jau iš namų, važiuodami namo, po to mūsų apsilankimo Joniškėje ir patarnaimo, galvom, kažkaip čia reikia jiems atsidėkoti, kažko už juos pasimelsti ir paskui pagalvom, sakom, ko galim jums pasimelsti, kaip čia jums atsidėkoti, ko paprašyti pas Dievą pas jūs. Ir jie buvo, jeigu neklystu, apie 8 metus susituokę ir nebuvo vaikelio. Ir Dievas kažkaip iškėlė mintise tą istoriją, kaip pranašas Elizijus pasimeldė už labai svetingai ją priėmusią moterį ir besirūpinančią ir paprašė į vaikelio ir Dievas atsakė. Ir mes išgirdom po kurio laiko, kad jie susilaukė berniuko ir po to dar antro berniuko. Tie 2 berniukai prieš kelias savaitės buvo atėję pas mus į pamaldas. Vyrai, kurie jau studijuoja, nes dar studijuoja, kitas jau dirba čia Kaune. Ir mes nepadarėm nieko kito. Čia ne mūsų nuopelnas. Mes tik pasimeldėm su to broliu Dievo palaiminimo tai šeimai. Ir kada matai tokius atsakymus ir matai, kad ne tik senovėje, ne tik švento rašto puslapiuose Dievas daro stebuklus. Dievas daro stebuklus. Vienas jo vardų yra stebuklus darantis Dievas. Jis duos tau pamatyti atsakymus į tavo maldas. Ir būsi labai laimingas, galėdamas būti jo bendradarbiu. Ir visą tai mes turim daryti ne todėl, kad mes būtume čia tokie ypatingi, nors yra šventam rašte ištraukų, kur Dievas gyrė kai kurios vyrus Senajame testamente, kurie buvo ypatingi maldos žmonės. Jobas, vienas iš jų, Danielius, sako, net pripažino, kad iš visų kitų Dievo žmonių tam tikri vyrai buvo ypatingi maldos vyrai. Kad per visą tai, ko mes prašysime, kad per visą tai, prie ko mes prisidėsime iš Dievo malonės, Dievas gautų visą šlovę. Nes tai iš tikrųjų ne mes inicijuojame maldą. Ne iš mūsų širdžių malda sukyla. Dievas sužadina mūsų širdis melsis lygiai taip pat, kaip sužadina tikėti, kad mes prašytume galų gale taip, kaip Dievui patinka, kad Dievas galėtų atsakyti į mūsų maldas ir palaiminti mūsų šeimas, mūsų artimuosius, mūsų tautą, mūsų brolius seserys Kristuje čia ir kitose šalyse. Kad jam būtų šlovė. Nes jis yra iniciatorius maldos ir jis turi gauti šlovę. Todėl neužmirškime dėkoti. Prisiminti, kiek daug kartų mes kažko prašėme ir Dievas ištikimai laimino, apsaugojo, padėjo mums, mūsų artimiausiams, kitiems, kad mes neužmirštume dėkoti ir aukoti, kaip sakoma psalmėje ir Hebrajams laiške, gyriaus
padėkos auką Dievui, nes jis yra vertas visos šlovės. Jau užbaigsiu apaštalo Pauliaus žodžiais 1 Korintiečiam 15 skyriuje. Čia nekalbama tiesiogiai apie maldą, bet labai teisingas apaštalo nusistatymas. Sako, juk aš esu mažiausias iš apaštalų, taip? Aš nevertas vadintis apaštalu, nes aš persekiau Dievo bažnyčią. Be Dievo malone esu, kas esu. Ir jo malonė manyje neliko bergždžia. Bet aš darbavausi daugiau už juos visus. Čia jis turi kitus apaštalus, taip? Ir daro pauzę ir sako, nors ne aš, bet Dievo malonė esanti su manimi. Ir Dievo malonė nori, kad mūsų santykis su Dievu būtų gilesnis. Jis duoda norą ir įsigalina pasiekti tam tikrų dalykų. Jis nori kiekvienoje mūsų gyvenimo srity būti mūsų gyvenimų viešpats. Ir malda yra vienas iš būdų, kaip tai gali tapti realybė tavo ir mano gyvenime. Pasimelskime. Brangus Dieve, mes dėkojam už tą stebuklingą patirtį. Melstis ir žinoti, kad tu, sėdėdamas soste danguje, mums proto nesuvokiamai šlovė ir didybėj, mūsų girdi, kiekvieną asmeniškai ir mūsų kartu, kada mes ateiname tavo akivaizdon, dėkodami tavo šventajam vardui, girdami tave, bandydami įsivaizduoti tavo didybę, bandydami atsakyti tai, kaip tu mums prabili per savo žodį, kad tikrai tave deramai šlovintume, girtume ir mokytumės melstis, kaip ir apaštalai prašė Jėzus, kad jis juos mokytų. Kad ir kiek mes esame pasiekę ir supratę apie maldą ir apie kitas dvasinio gyvenimo sritis, mūsų žinios dar yra labai paviršutiniškos. Todėl mes prašome ir asmeniškai, ir kartu kaip tavo bendruomenė, mokyk mus melstis. Vesk mus į dar gilesnį santykį su savimi. Trauk mus prie savęs ištikimai mylėdamas. Keisk mūsų mintis, kad nuo pasaulio įtakos, nuo kūniškų troškimų mes gebėtume išgirsti tave, tavo žodyje ir dvasiškai reaguoti ir melstis pagal tavo valią ir gauti atsakymus į maldas, per kuriuos tu būtum pašlovintas, o mes ir tie, už kuriuos mes prašome, būtų palaiminti. Jau prašau, palaimink mus kiekvieną dar didesnių troškimų, tave garbinti, tau melstis, tavęs ieškoti kiekvienoje dienoje. Ir prašau, kad per tą laikotarpį ateinančią savaitę tu mus mokytum melstis, subūtum melstis ir tikrai keistum ir mūsų širdis, mūsų gyvenimus ir mūsų kaip bendruomenė, tavo malonės, tavo šventosios dvasios ir tavo žodžio įtakoje. Pavedam save į tavo rankas. Ir meldžiame už tuos, kurie galbūt mus girdi, bet dar nėra šiandien atgimę iš aukšto, dar nėra tapę per tikėjimą tavo sūnumi, tavo vaikais, kad tavo malonė ir jų širdis paliestų, kad tu jų širdyse sužadintum tikėjimą, atgailą, nusižeminimą prieš tave ir kad tavo dvasios apšviestyje tavyje pamatytų viešpatie Jėzau vienintelį gelbėtoją ir tavimi visą širdim pasitikėtų. Meldžiame palaiminimą mums, mūsų šeimos, šiai tavo bendruomeniai, mūsų broliams seserims Kristuje, kitose tavo bendruomenėse šioje šalyje ir visame pasaulyje ir gerovės ir išgelbė mūsų tautiečiams. Jėzus brangiu vardu. Amen.